kalbam apie tai, kokie yra skiepai ir kokios rekomendacijos dėl skiepų. Kaip taisyklė skiepijama nuo 3 virusinių kačių ligų ir tos skiepus leidžiama daryti nuo 9 savaičių ir vyresniam. Jeigu mes kalbam apie pirmą kartą skiepijamą gyvūną, tai revakcinacija, pakartotinas skiepas rekomenduotinas po 3-4 savaičių. Ir kaip taisyklė, tas skiepas gali būti kartojamas vieną kartą per metus, nebent jūs turėtumėt kažkokiu tai savo situacijų, rekomendacijų ir taip toliau. Kokia situacija turi būti pas kačiuką? Reiškia, gyvūnas skiepijamas turi būti sveikas. Gyvūnas turi būti prieš tai degelmintizuotas, reiškia gavęs nuo vidaus parazitų kažkokį tai preparatą ir po savaitės 2 jūs galite vakcinuoti. Nepatartina vakcinuoti besilaukiančias kates. Tada tokiu atveju palaukite, kol jinai pagimdys kačiukus ir po kiek laiko paskiepykit ją. Arba dar geresnis variantas, jeigu jūs turite planinį kergimą, tai vakcinuoti prieš tai. Tai tokiu metu jūs turite maksimalų antikūnių kiekį kraujyje, būtent nėštumo metu ir kada kačiukai jau ateina į pasaulį, jie gauna didelį kiekį antikūnių nuo mamos, tai jos taip pat irgi apsaugo. Tai tas būtų kaip ir patartinas dalykas. Vakcinacija, jeigu jūs skiepijat pagal taisyklės, jinai nesukelia jokių problemų. Kaip šiais metais mes turime vakcinos, kurios maksimum retsykiais duoda vietinį tokia kaip pakietėjimą, vietinę reakciją, bet kaip taisyklė skiepai sveikam gyvūnui jie pakenkt negali.